Vedėja, socialinių mokslų daktarė Aušrinė Arnaitienė. Labą dieną. Su pavėlavimais visais ir su visko mėginti pašnekėti apie turizmą, nes atrodo šiandien ta tema buvo labai aktuali, visi iš įvairių pusių šnekame, bet ne viską girdėjau, bet iš to, ką girdėjau, vis tik tai yra painiojami du dalykai, marketinginiai reikalai ir pati turizmo plėtra kaip tokia. Nes jeigu mes kalbame apie sveiką miestą, tai čia vis tik tai yra marketingas, nes ką konkrečiai siūloma sveiko miesto kontekste daryti, nelabai pavyko išgirsti, nes turi apimti visą miestą, ne tik tai smulkų verslą ir tai, kad jūs, tarkime, užsidėsite ženklus, čia bus pliusas, jeigu sveiko miesto sąrašuose pasauliniuose Klaipėda bus, taip pat bus pliusas, tačiau tai negarantuos, kad atvažiuos turistų srautai. Tai, žodžiu, čia buvo tokie žvilgsniai labiau lyg ir iš vidaus, aš pamėginsiu jums trumpai pašnekėti apie tai, kaip atrodytų visas reikalas iš viršaus turizmo plėtra. Vakar grįžom mes iš to garsiojo renginio, kuris vadinosi Turizmo 20-metis. Buvau aš jame su visa gražia televizijos filmavimo grupėm ir visokiom, ir su Klaipėdos atstovais grįžom Musekantę. Nes Klaipėda dėja negavo nei vieno apdovanojimo ir išeitų taip, kad per 20 metų Klaipėda nenusipelnė turizmo srity už nieką gauti jokios nominacijos. Tai va, čia yra labai įdomus ženklas mums. Ir manau, ar jūs smulkaus verslo atstovas, ar jūs esate akademinės bendruomenės kaip aš atstovas, ar savivaldybės darbuotojai, čia yra labai rimtas signalas ir labai rimtas požymis ir mūsų pastangų vertinimas. Tai, kad ne visai tradiciškai tą pranešimą aš jums išdėstyčiau, nes irgi turbūt esate visi pavargę, aš norėčiau pasakyti, kad mums iš tikrųjų trūksta 3 dalykų. Tam, kad turizmas būtų toks, tarptautinis, su srautais ir su visais dalykais, kokio mes norim, trūksta sankaupos ir rimtų objektų, turistinių objektų sankaupos. Iš to, ką mes turim, mūsų objektai yra išsisklaidę, jie kiekvienas vaidina savo vaidmenį ir jie visiškai negroja tarptautiniam lygmenį, kaip sakoma. Antras dalykas – susisiekimas. Patikėkit manim, nors mes labai daug šnekame apie oro uostus, pas mus vandens transportas taip pat neišnaudotas ir aš galiu jums iš paskutinės savo patirties pasakyti, kad kai man reikėjo projektai yra ar ne, pajūrio Lenkijos pajūris, Vokietijos pajūris ir Lietuvos pajūris. Kai reikėjo nuvažiuoti į Lenkijos pajūrį, aš sugaišau 24 valandas. 21 amžiui 24 valandas, kur tiesioginis atstumas yra 500 km, gal netiek nėra. Kas šiais laikais gali sau leisti keliauti į vietovės, gaišdama šitiek laiko? Jūs įsivaizduojate, atvažiuoja, pavyzdžiui, 1 parą praleisti, ką jis 2 paras keliaus tam, kad 1 parą pas mus pabūtų su nakvynė. Tai natūralu, mes šitoje vietoje pralošiam labai stipriai. Tai va, objektų koncentracija, susisiekimas ir trečias dalykas – partnerystė. Aš sutinku su visom idėjom ir mes turim suprasti vieną reikalą, kad turizmas tai yra daugelio scenarijų variantas ir čia tik grinai yra mūsų sąmoningumas visų kartu susėdus ir mūsų gebėjimo susitarimo reikalas, gebėjimo susitarti reikalas, kurį scenarijų mes pasirinksim. Jeigu mes renkamės sveikatos miestą arba sveiko gyvenimo miestą, tai reiškia, mes turime paraleliai nežmoniškai stipriai plėtoti gydomąjį medicininį turizmą, visokį tokio tipo turizmą, kuris atves užsienio turistus pas mus. Ir galvoti apie papildomas paslaugas, kas, sakykime, medicininio turizmo ar ten sveikatos turizmo turistams bus įdomu. Aišku, juos domins ir ekologinis maistas ir visi dalykai, bet čia turi būti labai stiprus marketingas būtent sveikatos turizmo kaip tokio. Tačiau mes esam prie jūros, ar ne? Tai vis tik tai leiskit jums parodyti. Čia jau, čia turbūt. Ne, čia. Išaniuką. Žodžiu, kaip mes atrodom šiai dienai, ir aš paskui dar parodysiu tokią informaciją, kurios jūs tikrai nesate matę. Tas mūsų vaizdelis visai nėra blogas, ar ne, Klaipėda centre, aš esu paprašyta šnekėti apie regioną, mes čia turime Klaipėdos užnugarį tą vadinamąjį, ar ne. Tai yra, galim išnaudoti ne tik Klaipėdos iniciatyvas, bet ir visų aplinkinių iniciatyvas, ir Kretingos žiemos sodus, ir HGH, ir Svencelės adrenalino teritoriją, tarkime, kuri vis labiau save pozicionuoja ir tinka tam tikram tipui. Iš tiesų ir kultūrinio paveldo turime visai neblogus objektus ir Kuršių Nerijoje, ir Palangoje, ir toj pačioj Klaipėdoje.
Tik mes turime vieną stambų minusą. Vieną stambų minusą, kuris yra nupieštas jūroje. Iš tiesų, iki šiol mes nesame išnaudoję savo to, kas mus skiria nuo visų kitų. Vandens potencialo ir jūros potencialo dėja mes liekam neišnaudoję iki galo. Jeigu mes kažkada labai gražiai didžiavomės ir dabar didžiojam jūrų muziejum, akvariumu, tai prisiminkite, prieš kiek metų jisai pastatytas ir turėkite omeny dar vieną dalyką, kad pramogoms ir traukai ir atrakcijoms galioja tam tikras senaties terminas. Jeigu mes neįlipome pirmieji į traukinį, mes nepasiūlėme kažką šitame lygmenį, tai mes ir pasenom su savo pramoga. Iki šiol mūsų muziejus akvariumas yra smagus, jį važiuoja šeimos, tačiau tai yra tampa vis labiau ir labiau nacionalinio lygio traukos objektų, ne tarptautinio. Nes estai jau pasistatė naujesnį akvaparką ir akvariumą muziejų, kiti taip pat susigalvojo, vokiečiai senai garsėja šitais dalykais, viskas. Mums jau reikia galvoti, ką šalia jo, ar kartu, ar kurti kažkokią sankaupą, turi atsirasti naujas objektas, kuris žais kartu su akvariumu ir kuris galės apauginti visais smulkiojo verslo paslaugom aplink save. Rimtą objektą. Aš labai garsiai šneku, tai skamba galbūt šiek tiek neįtikėtinai, mums iš tiesų reikėtų plaukiojančio pramogų centro. Kad tai būtų ant vandens, kad tai būtų pramogos, skamba galbūt šiai dienai labai juokingai ir labai linksmai, bet pasižiūrėkit, ką padarė druskininkai. Kažkada labai juokingai atrodė, kad jie staiga druskininkai, iš ko jį negirdėti, provincija, vos ne kaimo miestas ir savo susigalvojo slidinėjimo areną. Taip, jie dabar šiai dienai turi slidinėjimo areną. Jau jie šaukia apie tai, kad rytoj jie turės pajūrį ir smėlį pas save. Kuo mums tai gresia, jūs patys turbūt žinot. Visos idėjos neįtikėtinos, dėja tam, kad jūs būtumėte ir mes būtume kartu krūvoje tarptautiškai, turistiškai patrauklus, mums reikia būtent netikėtumų ir labai drąsių minčių. Su savo vidiniu potencialu, kurį mes turime ir kurį mes bandome pabrėžti šiandien visuose pranešimuose, aš tą potencialą labai vertinu, nes ačiū Dievui dar yra žmonių, kurie gali teikti paslaugas, tačiau su šituo potencialu mes dėja galim groti tik tai geriausio atveju lietuviškame, tai yra vietinėme turizme. Šitas segmentas taip pat labai svarbus. Turėtumėt žinoti tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, kaimo turizmas apskritai laikosi ant vietinio turizmo, santykis yra 80/20 vietinio su tarptautiniu. Didžioji dalis vietinių taip pat objektų yra maždaug įvairiose šalyse įvairiai, bet 50-60 iki 70% taip pat gali sudaryti vietinis turizmas. Taip kad jis mums yra labai svarbus, bet jeigu mes norime užgroti, taip sakant, tarptautiniais instrumentais, dėja mes šiek tiek pralošiam. Ar mes galime jais groti dabar? Klausimas. Čia yra daryta tokia labai rimta studija, apie kurią nieks nieko nežino. Nes jinai buvo daryta turizmo departamento užsakymu. Pagal tą studiją mūsų katedros mokslininkai padarė įvertinimą. Daugia parametrinė, aš ten jums galvos nekvaršinsiu metodikam, buvo vertinamas ir potencialas ir esamos investicijos į turizmo objektus, į infrastruktūrą, išteklių vertinimas parametrais pagal vietinį, nacionalinį ir tarptautinį lygmenį ir daug įvairių. Ir pabaigoje buvo suvesta, koks yra kiekvieno rajono potencialas vietiniam turizmui plėtoti ir tarptautiniam turizmui plėtoti. Buvo miestų ir rajonų vertinimas. Kaip matote, pagal šitą Klaipėda surenka ganėtinai didelius balus, iki 46 balų. Na, tiesa, reikia sakyti, kad čia praktiškai didžiausias galimų balų skaičius buvo 80-90. Mes surinkam 46 balus Klaipėdos miestas. Klaipėdos rajonas, kaip matot, vis tik tai yra labiau dvigubai mažiau, 23, ir vis tik tai jisai labiau yra matomas kaip vietinio turizmo plėtojimo vieta. Labai įvairiai išsidėstė rajonai ir bendras vaizdas būtų toks, nežinau, kiek jums ta lentelė sako, tačiau nuo brūkšnio viršutinio į viršų, tai yra tie, kurie gali žaisti tarptautiniam lygmenį, vidurinėme plote išsidėstė rajonai ir vietovės, kurios gali žaisti vietinio turizmo, nacionalinio,
artimo užsienio. Ir toks juokingas išsireiškimas, tarkim, latviams ir visiems kitiems gali būti naudingi. Na ir kaip matote, didžioji dalis netgi užsidengia vienas ant kito, yra tie rajonai, kurie dėja tarptautiniam lygmenį nėra patrauklūs. Ir tikrai nebūtų rekomenduotina jiem dėti didelės lėšas, pastangas dėti ir vargti, bandant išrasti tai, kam jie neturi dėja potencialų. Atsakymas yra pakartojimas to, ką aš jūs sakiau, išskirtiniai objektai, jeigu mes norim tarptautinio turizmo, o visą kitą nacionaliniam lygmenį žaisti yra žymiai paprasčiau, tai žodžiu, išskirtiniai objektai ir neįprastos veiklos. Ir, kaip minėjau, yra tam tikros mados tendencijos, turizme taip pat veikia, čia yra labai rimtas dalykas, kaip kažkada buvo vandens parkai labai madingi ir kol mūsiškiai svarstė, ar daryti tą vandens parką Klaipėdoje, ar čia verslas prisidės, ar čia neprisidės, o gal į Palangoje geriau daryti, o gal lino išnaudoti atvirą baseiną, bus jisai, nebus, ar čia verta investuoti, ar neverta, paskui staiga nuskambėjo, kad Liepojoj verslininkai susimetė, kūrė kaimelį, kuriame bus vandens parkas. Kol čia visi mąstė, buvo labai visi svarbus ir tarpusavį diskutavo, druskininkai ėmė ir pasidarė tą vandens parką. Viskas, taškas padėtas, tokia mažam regione kaip Lietuvos, antras vandens parkas savo žaidimo nežais. Matot, kas darosi Vilniuje ir druskininkuose, artimuose teritorijose, yra 2 vandens parkiukai, nesvarbu, kad jie yra skirtingi, jiems jau yra problemos, su išgyvenimu yra problemos. Nes pirmiausia, tokius dalykus dėja maitina aplinkiniai rajonai, aplinkiniai regionai ir vietinė publika. Tokie yra dėsniai. Mes galim su jais skaitytis, galim nesiskaityti, dėja jie yra. Vandens parkas mums nuplaukė, žodžiu, ten dar kas nors vėlgi nuplaukė, tai va dabar žiūrėkime, ką mes galim užšokti. Idėjų, sakau, galima prigeneruoti daug įvairių. Galim daryti. Mūsų pats didžiausias dalykas, taip didelis rimtas jūrinis objektas, kuris atsirastų, tai mes tada nušluostytumėm nosį. Aišku, rimtam jūriniam objektui reikia partnerystės. Nei vienas verslas šito nepatems, kaip rodo pasaulio praktika, dėja šitie objektai nėra grinai atsiperkantis. Jeigu jūs gaunate investicijas ir, taip sakant, jūsų kraujas pastiprinamas yra ES pinigais didžiąją dalim, ką šiandien matom druskininkuose, mes gyvensim kartu su jumis. Jeigu tokio šaltinio nėra, tai nebus nei objekto, nei jisai išgyventi galės. Su juo atsipirkimu yra labai sudėtinga, bet tai yra milžiniškas traukos vieta, į kurią važiuoja užsienio turistai ir be abejo tuo išlošia mažasis ir smulkusis verslas, kuris turi galimybių didelių apaugti tokį, rimtesnį objektą. Tai va būtų tiek pamąstymams ir ačiū Jums už dėmesį. Turėtų jums klausimą? Arba turėtų kas nors pasiūlymų, kaip tą plaukiojantį vandens pramogų centrą padaryti? Niekas neturi klausimų, visiems viskas aišku yra. Todėl mes pereisime prie